Toliau info studijoje. Linkuvos socialinės globos namai žmonėms su negale surengė tikrą dainų šventę. Į tradicinį dainų festivalį konkursą dainininkai suvažiavo iš kelių Lietuvos socialinės globos namų ir net Latvijos. Scenoje skambėjo populiarios šiuolaikinės melodijos. Konkurso organizatoriai sako, kad globotiniams tai padeda net pagerinti sveikatą. Linkuvas skambėjo nuo dainų. Visą savaitę čia vyko repeticijos ir net 3 dienas kultūros namuose negeso scenos šviesos. Čia skambėjo festivalis konkursas, kur aukštas klevas. Kultūros namų vadovas sako, kad tradicinis globos namų dainų festivalis konkursas kasmet darosi vis populiaresnis. Globos namuose vyko seniorų diena, kur solidesnio amžiaus dainininkai galėjo pasirodyti ir suteikti kartu tai savo pasirodymų džiaugsmą, manau, socialinės globos gyventojams. Šiandien varžosi patys socialinės globos gyventojai, patys jau varžosi, konkursuoja tarpusavyje, jie gaus apdovanojimus, kiek visi gaus ir bus išskirti pirmieji 3 patys geriausiai pasirodę. Taip, o paskui 3 dieną bus lygtai tokia parodomoji edukacinė. Pasirodys gerai žinomos Respublikos choro dirigentas iš Šiaulių Sigitas Vaičiulionis. Socialinės globos namų globotinių dieną sulaukta 8 globos namų. Atvyko net 12 kolektyvų, nuo solistų iki ansamblių. Visi jie buvo pasiruošę laimėti, nuo prizų nepelnė irgi gavo dovanų, nuo padėkų iki neįkainojamos bendravimo patirties. O mes tiesiog padėkas teikiam visiems globos namams atvykusiems, o tie, kurie laimi nominacijas, tai džiaugiasi dvigubai. Iš tikrųjų, jiems svarbu varžytis, kaip ir mums visiems, jiems svarbu, kad jie pirmi. Ar ten 2, 3, jiems yra tas labai svarbu. Tiek šis konkursas, tiek panašios šventės globotiniams su negale labai svarbios, nes menas ir susitikimai turtina jų kasdienybę, ugdo įgūdžius. Rūpinamės ir galvojam, kaip tiem žmonėm pagerinti gyvenimą, pakelti jo gyvenimo kokybę. O jų gyvenime vis dėlto daug labai lemia teigiamos emocijos. Tai geriausiai pamatuojama jų gyvenimo kokybė. Taigi tokie renginiai visada duoda tikrai daug. Pasak konkurso organizatorių ir svečių, tokios meno šventės žmonėms su negale padeda ir sveikatai. Gal tas toks teigiamos emocijų buvimas iš visiems žmonėms tai yra, manau, tikrai naudinga, o jiem vis dėlto žmonėms su tam tikra negale tai yra tikrai naudinga. Po tokio renginio jie papildomų vaistų tikrai neis pas mūsų slaugytojas prašyti, kad jiems duoti migdomųjų ar dar kažkokių. Manau, kad jie tikrai gyvens tom emocijom, kurias čia jie patyrė ir tikrai ramus ir laimingi eis miegoti. Mesgi dėl to ir dirbam, kad suteikti teigiamas emocijas šitiems žmonėms, su kuriais mes dirbam. Ir be abejo, mums labai buvo gera, mes tik atvykę pirmą kartą šitam konkursą laimėjom 1 vietą. Tai tiek dabar stropiai mokasi visi, tiek nori dar ir dar geriau dainuoti. Dainų konkursas Linkuvoje tikrai teikia daug laimės ir ne vien globotiniams. Darbuotojai sako, kad repertuaras toks, kad būtų malonu ir dainininkams, ir klausytojams. Beveik visos konkurse atliktos dainos žinomų autorių, populiarios, kurias ir salė mielai dainuoja. Svečiai iš Latvijos atvežė net visą mini spektaklį. Atvežėm 2 dainas. Tai žinomo latvių kompozitoriaus Raimundo Paulo kūriniai. Linksmos dainos. Repertuaras tai dainos apie meilę. Linksmas pasirodymas. Ir tas dainos turi būti mielas jų širdžiai. Reikia, kad visiems patiktų, ne tik vadovui, bet ir jiem. Ir kokios dainos jūsų manimų ir auklėtinių manimų pačios gražiausios? Žinoma, kad apie meilę. Visas dainos apie meilę būna gražiausios. Dainų konkursas, kur aukštas klevas, tai ir Linkuvos puošmena. Susirinkus gausybei dalyvių ir svečių, miestelis atgyja, turtinamas bendravimas, globos namų darbuotojai dalijasi patirtimi, kuriamos tradicijos.